Sveiki visi, aš esu Česis, daugelis mane žino galbūt iš Craigslist kompakto rožinio. Esam susirinkę čia, ruošiamės sezonui kaip ir. Dažom kelias dalis Lauryno, galbūt kažkas žinot jį irgi iš sidabrinio kompakto. Čia turim Eriko Valaičio. Ją irgi dažysim, ruošiam. Kaip ir kažką čia darom, nei pats nežinau. Šiaip, jeigu trumpai esam komanda, rengiam treniruotės, dažniausiai jau daug kas šitą videosą žiūrėsit, žino. Neįkite mane šią sekundę. O, burperis biškai. Kas yra? Nieko. Kas čia? Ateik čia dabar. Kas čia? Kas čia? Oi, tai čia tai ne aš sukau. O tai kiek čia? Kam? Aš tai tik šitą sukau, nu gerai, šitą nepataikiau, tai palikau, nes nieko. Kur tu nepataikai? Laikyk. Kiti tradiciškai per Velykas dažo kiaušinius, mes biškai kitokią tradiciją turim. Truputukas skubam, nes reikia visiems suspėti pirmą drifto etapą. Aš šį sezoną nevažiuosiu, dėja praleisiu, padėsiu komandai pasiruošti, bet daug nekalbam, kimam į darbus ir einam dažyti. Jis drąsiausias, tai jis kalba. Reikia spėti. Iki kada? Iki šiandien. Kiek dabar 4? Ja. Kaip vertintumėt savo kėbulo būklę? 3. Daugiau taip daryti nereikia. Svarbiausia yra nepersistengti. Nes pirmas etapas ryto, į Maculį reikia atvažiuoti gražią. Tai galimai, kad prieš Maculį dar prakysi mašiną. Ten mažesnis lavonas, čia didesnis lavonas. Šitą mėlyną dažysim. Bus kapotas juodas, sparnai mėlyni. Bet šito niekam nesakytų. Negali mašinos padaryti gražiai, nes tada zamba ją saugos. Aš žinau, kad dabar klijuoju. O visi sakys, kaip tu čia klijuoji, kaip tu klijuoji, kas sakys. Vat kažkas paims parašys, kaip tu čia klijuoji. Smėkis tokio, kad mašina atrodytų gražiai iš 10 metrų, bet ne iš 2 metrų. Palauk, kai sugalvosiu atsakymą iš naujo paklausti. Koks variklis? 2.8. Dėl ko? Dėl to, nes buvo susidėjęs Tomas. Kodėl ne 3 litrai? O tai palauk, Nes 3 litras jeigu brangesnis. Tomas šoktų nuo stogo, tu irgi šoktų? Radau už 500 eurų variklį pilną, be dėžės. Ir tikrai pigiau nupirkti nei 3 litrai. Viską susidėjau nuo savo seno MP4 B22. Tai yra išsiurbimų kolektorius, pravodkį, metimų kolektoriai buvo MP2. Realiai sutaupė nemažai pinigų, parsidavus dalis atlikusias. Variklis atsistojo kažkur apie 250-300 eurų. Tai realiai taip pigiai galima apsisukti drifte? Pačiam nejuokingas klausimas. Koks biudžetas buvo pradžiai numatytas? Kieno būtent? Aš niekada nebandžiau susiskaičiuoti, kiek aš išleisiu ant šitos mašinos. Aš šiaip turiu, ta prasme, suskaičiavęs, kiek jinai man galutiniai sumoj dabar stovi, tiek, kiek dabar jie yra įdėta, bet niekada neskaičiavau. Ta prasme, iš anksto nebuvo pasiskaičiavęs, kiek jinai man turėtų būti, kiek jinai man turėtų stovėti. Bet pala, tu turi kažkokį limitą savo, kiek turi, pavyzdžiui, kiek maksimaliai gali išleisti pinigų, ten tarkim turėsi kažkokią sumą, tada keisi kėbulą. Aš nemanau, kad aš keisiu kėbulą. Kadangi čia važiuoklė yra labai paprasta. Jeigu, ta prasme, jeigu keisiu kėbulą, tai tiesiog tai bus lygiai tas pats KM6, tiesiog galimai su gyvesniu kėbulu. Ir ta prasme, galbūt kupas, jeigu kažkada reikės sudėti pilnus saugos lankus. Nes realiai kupą perka tam, kad su pilnai saugos lankais būtų tiesiog paprasčiau įlipti. Man asmeniškai KM6 važiuoklė yra labai paprasta ir aš dėl to nenoriu keliauti prie E9 arba pirmuko, kadangi ten yra daug daugiau svirčių, automatiškai daug daugiau suprasti reikia apie mašiną. Gerai, o nuo ko pas tave prasidėjo driftas? Jaučiu kaip visiems žiemą nusipirkus galų varomą mašiną, tai buvo mano kasdienė mašina, Batmanas. Porą kartų
Netyčia. Netyčia. Taip, netyčia tiesiog nesu vairavęs galų varomos mašinos, buvo paspaustas akceleratoriaus pedalas per daug. Galimai. Dėl to mašinos galiniai ašis pradėjo slysti. Taip netyčia buvo prarastas sukibimas, tačiau atgavus kontrolę, buvo tiek azarto, kad tiesiog nusipirkau, sugalvojau, kad reikia važiuoti į driftą. Ir realiai pradirbo vasarą visą vien tam, kad nusipirkti šitą mašiną. Nusipirkau ją ganėtinai pigiai. Ta prasme, pati mašina su katalizatoriais, su visko man kainavo 800 eurų. Pardavus katalizatorius ir vairą pats kėbulas man gavosi 600 eurų. Čia su du varikliu. Jo, čia su varikliu, su visko. Variklis, ta prasme, jis be jokių defektų buvo, važiuoklė irgi buvo tvarkinga, prižiūrėta. Tikrai prieš tai buvo savininkas, labai prižiūrėjo mašiną. Visi varžtai buvo, ta prasme, sutepti. Nebuvo jokios problemos, kad kažkas nulūžtų ar kažkas sunkiai atsisukinėtų. Dėl ko driftas, o ne žiedas ar kita šaka, kryptis. Vien dėl to, nes drifte daugiau veiksmo. Čia labai paprastas paaiškinimas. Bet ar esi važiavęs žiedę? Bet nubūdau vasarą. Netyčia galimai. Maišomės dažus su nuostabiaja mūsų šakele. Pūsim bazinį sluoksnį. Matome, kad dar reikia skiesti gerokai. Po biškį nudažysim. Kadangi darome driftui, tai nedarome idealiai. Matau, galime čiut atsipalaiduoti. Bet matau, bus gerai. Bus geriau negu galvojom. Svarbiausia uodai nesugalvotų patestuoti, kaip nudažėm. Kiek spėjai, per kiek laiką nudažysi? Mašina šitą? Jo. Pat kokius 2 valandas. Būtų butelis, jau būtų nudažyta. Ne, šiaip kokią porą valandų. Nes mano baziniam sluoksį, nors blembas. Bazė tai greit nudažys. Bazė labai greitai nusidažo. Visa kita, kas ant viršaus, jau reikės biškį atsakingiau. Daugiau darbo įdėti, nes bus 2 spalvos. Paspolinau. Reikės biškį su to sužais, bet šiaip tai manau visai greitai pasidarys viską. Nu, ką nori? Klauskiau, kad uostai. Uostau. Ką uostai? Prasa. Dakai daužai. Gal palik baltą? Deivi, žinok, pats patiokų nesusišveitei. Čia jau aš nekaltas. Dar reikia dėl Deivi. Tai kaip labai reikėjo. Čia gerai įvyko. Nu, dėjai papasakok, kas per situaciją, kas vyksta. Tai pripisau mauliu. Tai va, užpurški bei skautą. Yra pora nubėgimų. Dabar juos sušveisim greitai. Užpuršim antrą sluoksnį. Ir dažysim jau tą spalvą, kuri turi būti. Jis bus geriau nei bei skautas. Bus. Ką čia pridirbai, Kristijonai? Reikėjo užgerti prieš dažant. Sugalvojau pasiskubint. Sakau, čia bus gerai, čia laikys. Neatlaikė. Pradėjau bėgti. Eilinį kartą, kelintą kartą tą pačią klaidą padarau. Padaryt nebūtų, jeigu dažytume po 1 dieną mašiną. Bet viskas gerai, po 1 mašiną į dieną. Ne, šiaip viskas gerai, sutvarkėm. Eisim perpūst per naują. Padarysim gražiai ir bus gerai. Į tuos tai net nežiūrėkim, tik protą pisa. Mes tik žiūrim, o Anis dirba. Aš nežinau, kaip tu atsarkinsi mašiną. Nes šitas vienos tai neveikia. Neveikia? Bet taip tai irgi gerai. Jeigu užduoda baltą. Tu dar pamastyk. Nu, kaip vertinate? Aš manau, išėjo. Išeis. Neišėjo, dar išeis. Ar patenkintas, Deividai? Iš kur tokia šypsena veidė, turbūt labai patenkintas. Žiūrėk, koks čia. Čia vad yra menas.
Sdės va, bam numeriai. Nieks šnyk nesimatys. Geras spalva, ne? Gera spalva. Bet ar jums patinka, ponas? Nu, neblogai, neblogai. Dizelį driftai, da 1.8. Kaip spalva jums? Na, aš jau sakiau, man nepatinka. Žinai, tas spalva tiktų ant kokio Mitsubishi, Charan, kokio nors Opeliuko. Čia dabar atrodo specialiai, nebando tai kuo labiau sunervuoti. Nu? Seniai ta spalva. Tu aš matau, kad Aš tai irgi sakau, nu, tu prasme. Pirmas dalykas, jauni ir ką keist. Antras dalykas, jinai taip, nu tikrai achujenai, atrodo, kur, nu kok, be apsiklijuos liveris iš vis čia bus. Tu pamatysi Zambos, pažiūrėk jo O kad- reakciją. Man patinka, žiauriai tikrai graži spalva. Nes dar kai dažėm ant Silaurių ir jį turėjau vat būtent tokią būt. Paruošiam, kad Kristijonas atvažiavęs galėtų iškart imti ir dažyti. Tai dabar Erikas sunešė buferius, kuriuos reikia nudažyti. Aš apklijuoju moldingus. Čia numerių juosta apšvietimas. Seks. Kaip klijuoju, tai čia klijuoju kaip aš moku. Klijuoju kaip aš moku. Tėvas svarbu nemato. Pamatytų tėvas, tai gaučiau sunakinti. Esmė ir padaryti kuo pigiau ir su bent kažkiek kokybės. Aš labai nedrįstu. Labai žinau, kas garbanuojas. Normaliai turi. Tai iš to, kad stumu tai normaliai. Čia garbanuojas, matai, kas yra plėvelė, jinai Jo, aš iki dabar šitą klijuoju, matau. taip išsitempus. Ją reik pakaitin gal. Žinai, kas dar būt buvo, protinga nusivalyti kėbulą. Šito neslėpsim. Šveist turėjom pradėti penktadienį. Nusišvietėm. Kažkiek buvo likę tik buferiai. Šeštadienį turėjau per visą dieną nudažyti 2 mašinas. Ir Laurino body. Galinį visą. Ketvirčius, lenkščiai, buferis. Viskas būt pavykę, bet Kristijonui pulkiukas sulūžo. Dėl to nukėlėm viską į vakar dieną pasibaigti. Tai vakar pasibaigėm nusidažyti pirmuką. Buferiai liko nenudažyti, bus savaitės eigoj. Ir jo, šiandien lipinu. Duok man tą, eina su tuo. Oi, ko tu padarai? Nu, aš sakau, čia tai garbanuojas. Jo, matė nepatinka. Esmė yra paprasta, dabar iš pradžių sugadinsim Eriko liverį, tada išinklijuot mano, kai išmoksim. Ne, nu tai va, viskas. Šiaip galvojau bus greičiau. Kiek dabar? 6. Pradėjom kada? 3. Ne tik vieną pusę. Ir prie kitos. Turim pirmuką, turim kem 6, turim kompaktą. Ir dar turim dar 2 kem 6. Dar 2 kem 6 yra? Dar 2 kem 6 yra sedanas ir kupas. Žiūrėjom į stryto pirmą etapą.
balandžio 13. Tada važiuoju aš į Matsurį, balandžio 20. Ir pradžią užteks. Tai prieš Matsurį bus naujas tvarkyms, dažyms, lipdukų klijams. Tikiuosi, kad ne. Labai keistai gaunas, kad visados būdavo, kad prieš Matsurį tu ruošies mašiną, kad bandytum atvažiuoti gražus ir panašiai. Dabar jau turi pasiruošti prieš tai. Ir dar kažkur yra 2%, kad sudaužysiu. Tai prieš Matsurį tikriausiai reikės vėl ruoštis. Ko mes taip skubam? Mes, kaip minėjau, penktadienį turim varyti į Kauną su viso mašina. Tai kažkokį renginį. Lediniai ratai ar kaip. Turim daug darbo. Dar mūsų mašinų bus, ar jie nėra nudažyti. Juos padarys tik kitą savaitę. Ne, šią savaitę, šiandien pirmadienį. Šią savaitę. Ir jau penktadienį turėsim pilnai sudėti ir išvažiuoti. Dabar jeigu yra po 6 pabaigta aplipinti 3 mašinas, aš manau įmanoma. Iki kelių nežinau. Spėsim. Kaip ir nudažyti spėsim. Dabar nėra kam sulūžti. Negali, nebent ranka lūžti tada jau. Bet dabar negali niekas sutrukdyti. Nu aišku nervuojas, kaip aš tau nesinervuosiu. Pati žinai, kad bijau kamerų. Kiek valandų? Be 20:11. Be 20:11? Tai kompaktas eina į pabaigą. Pradėjom šiandien kelintą, koją 3. Pradėjom koją 3 klijuot. Yra klijuotos 3 mašinos, vienai trūksta dar rėmėjų. Už kadro turim dar 2 mašinos, kurios šiandien irgi apsiklijavo. Šiandien balandžio 1 ir lieka 13 dienų iki pirmo etapo. Labai pavargom, visi norim miego, esam nervuoti, rytoj visiems į darbus, bet turim rezultatą. Labai ačiū mano tėvukam, kurie mums suteikė šitą gražų kiemą. Ačiū Kunsai už suteiktą garažą, kur dažė mašinas. Ačiū Lepsku už suteiktą visą dizainą, jo maketą. Helvina už suteiktus dažus. Ačiū Laragai už sumontuotas padangas. Ir mūsų pagrindiniam rėmėjui Tainex už tai, kad padeda mums išvažiuoti šitą ateinantį sezoną. Driftos ekspertai, follow, susitinkame Matsuryje, Šiauliuose, Molėtuose, Alytuje. Kol kas tiek. Like, subscribe and share. Bet tai čia po tų filmavimų, tai čia galėsi valyti ir valyti. O jų žiūrėti ir žiūrėti.